Įsivaizduok, rašai reel scenarijų ir iškart žinai, jisai taps viral ar ne. Ir tai ne jokia magija, o tiesiog dirbtinio intelekto darbas. Papasakosiu, kaip tai veikia ir kaip darau aš. Tai visų pirma, pasiimu įrašus, tiek sėkmingus, tiek nevykusius, išsitraukiu visą statistiką, peržiūras, laikus ir žinoma svarbiausia žiūrėjimo rodiklį. Taip pat pridedu visus scenarijus. Ir visą šią informaciją, taip sakant, sušeriu ChatGPT su vienu dideliu promptu. Ir paklausiu, kas iš tikrųjų veikia mano paskyroje ir su mano auditorija, o kas žlugdo peržiūras ir pardavimus. Šią užklausą matai ekrane, pasidaryk ekrano nuotrauką ir panaudok ją, o rezultatas mane žinoma labai stebina ir kiekvieną kartą. Paaiškėjo, kad video, kuriais labai tikėjau, nesurinko peržiūrų dėl žiūrėjimo rodiklių, kurių anksčiau netgi nepastebėdavau. O ChatGPT pateikė visiškai pilną išsamią analizę, klaidas ir konkrečius patarimus, ką turėčiau pakeisti. Pavyzdžiui, štai šis video, nepaisant visų pastangų ir lūkesčių, jis liko nematomas. Jį ChatGPT vertino 4 balais iš 10 ir paaiškino, kad būtent reikėjo tobulinti, kad jisai būtų tapęs viral. Jeigu nori sužinoti, kaip tai padaryti savo paskyroje, parašyk komentaruose viral ir aš atsiųsiu išsamią instrukciją, kaip tai pritaikyti savo paskyroje.